Skaniai? Taip. Silkės. Oi. Jos silkės. Čia lašiša. Nu, bet žinai. Daug skirtum. IQ drop. O, Dieve tu. Rytam. Aš nes, čia buvo visada mano tikras Instagramas. Tiesiog naudojau Laurino Instagramą. Kuris priklauso Laurinai, bet mano vardu. Kurmiai Bachas. Nežinom. Ką, žinau, namie gal sėdim. Kur tu žiūrėjau, matai? Žvengu. Aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, kas yra žmonėm juokinga. Jie patys ateina, patys žiūri ir patys žvengia, kad žiūri. Nu, pizdam. Jo. Jiem tiesiog taip užžiūrėti. Kokie rytos nagai. Gražus. Dabar žiūrėjau. Bandom, mes tenai pasieksime rekordinį. Arba čia dėl silkių žvengia. Dėl silkių. Ai, tiksliai. Gali būti, jo. Galima variantas sugalvoti, man atrodo. Žodžiu. Bet ne. Silkės buvo. Ui, iškrito silkė. Iškrito, galima silkė. Dabar per 2 minutės kročiam, žiūrėm beveik 600 ir tiesiog tagna. O, zajebys. O. Ačiū, linkėjimai ir jums. Nežinau, kaip mes susipažinom. Nu, per Instagramą, tai tikrai. Per Instagramą. Bet kaip tai įvyko, tai aš nepamenu. Aurėja nusipirko iš manęs reklamą. Ir man atrodo, taip ir gavosi. Aš pirkau reklamą, bet jau seniau buvo. Bet vėliau, tipo, kažkaip mes tiesiog susirašinėjom. Nu, žodžiu, kažkaip gavosi taip. Labas. Rita Konė su Laurinu. Išsiskyrėm. Mes įsiskyrė taip, atsakė į visus jūsų klausimus, nuo kada jūs draugės. Nežinau. Nuo vakar. Nuo vakar, žinai, va, tiesiog Važiuoju vakar. per vieną dieną. Man Bet kaip man dar pasakyti, draugės turbūt. Mes senai bendravom, tiesiog negalėjom normaliai susitikti. Jo. Dėl Laurino. Ir ta prasme, aš nelaikau žmonių draugais, jeigu tiesiog chatini daug. Nu, tipo, tai va. Ir nesvarbiau, tai negu su Laurinu. Rita, tikrai nam atrodo, kai nėra su to savo joberiu. Labas, Rita. Duok modą, gali mane advokatūrėje, aš nežinau tavo normalaus. Mes buvom vakar taluci, bet Makė. Makė? Ne, aš nebuvau vakar Makė. Kokia jūsų kiekvienos mėgstamiausia frazė, kurią galima pritaikyti gyvenime? Aš neturiu tokios vienos moto, bet jų yra labai daug. Ta prasme, čia labai būtų sunku pasakyti. Žiauriai reikia pagalvoti. Žiauriai realiai daug yra. Nu, tipo, labai banaliai skambės, jeigu dabar taip kiekviena pasakys, nes, tipo... Nežinau. Tavas klausiau, tu nesigali dėl tatuiruotės. Manęs? Jo. Ai, ne. Tiesiog čia buvo gyvenimo įvykis ir aš tiesiog tai turėjau ant kūno, kad taip, aš turėjau tokį įvykį ir jis iš tikrųjų labai daug ką reiškia, nes vis tiek čia buvo wow įvykis, žinai. Kodėl Krisim Baku nesnešia? Ne, Rita nėra nešia, dėl šito galiu tikrai nesijaudinti ir niekas nekvietė nei krikštynas vaiko, nei nieko, jeigu bus nešia. Bet jeigu bus, mes iškart jums pranešim. Ir šiaip jeigu būtų nešia, tai neįsiskirtų. What the fuck, jo. Grįši pas jį, Paliuko mane, nes nešia aš. Nu, ką jį ten daro? Oh, hitsai. Kodėl Laurinas tavo foto keliai jūs išsiskyrėt, nežinau. Tiesiog, kad reklamą padaryti, nu. Kad... Nes jam reikia kelti reklamą kokią nors. O ką jam daugiau kelti? Įkelia mano, tipo. Ką daugiau kelti be Ritos? Net. Faina yra jūs įrodė. That's cute. O, labai miela. Auktų, mamyžiu, nesuprantu. Rita nesigailė dėl to, tu prie ko čia, o kom blogai, kas čia blogai tada? Kas čia blogai, man tai patinka. O šitus tai aš šitą nematau, bet man Blema, vis čia tiek tiek ją patinka. čia reikėti. Tipo, tiesiog, kad gyvenime aš turėjau tokį vyrą ir pati buvau Maibachenė, tai ką, taip nežinau. Mane visi vadinamai, tiesiog gyvenimo dalis, jo. Kas pas mane įvyko. Ir tarkim, jeigu man vėl kažkas įvyks, aš gal vėl kažką pasidarysiu, kas reikštų, kaip buvo. Iš čia žinai, turirurum, reklama. Jo. Astuoni inhaliatoriai. Inhaliatoriai. Gerai. Bandysi tu jas dabar? Aš šiaip noriu paragauti. Rita papasako plačiau, kas nutiko su Laurinu. Nu, tiesiog, jinai paliko Lauriną. Nu, tipo, čia nelabai yra ką pasakot. Nu, tipo, aš nežinau. Nu, bet tai aš kažkaip pasakoti, jeigu noriu.
Aš nemanau, kad verta realiai. Nu jo, neverta, aš tikrai nenoriu, žinai, apie tai kalbėti, bet tiesiog mes nebekartu ir viskas, aš nežinau, ką čia plačiau papasakoti. Tikrai nesinori plačiau papasakoti kažką. Aplamai, kai tik išsiskiri, nenori pasakoti prieš visus, dėl ko išsiskiri, tipo, nu, kažkada, gal, jeigu jau bus tai užmiršta ar pamiršta, gal tada ir bus paprašiau. Kaip jisai įdomiai atrodo, geras. Gražus jisai. Paragavo, man tai visai skanus ir čia nėra to nikotino. Norit vaikų, nu tikrai dar ne dabar, nes yra ir... Nes gerklė kažkas eis. Nu, parašiau tau gerai. Taip, ir tai išsiskyrė su Laurinu ir tam dėsi jojo, nes sugrįž pas Lauriną dėl ko, kodėl yra, tai čia viskas dėl tos lėkštės su Laurinu. Ar taikiai išsiskyrėm norėjau, bet nežinau kaip čia gavosi. Tavo akauntą pasiėmė, nes nerandu. Noriu, kad taikiai. Ta, kur yra Maybachene akauntas, jisai yra, bet tiesiog jisai, arba jį gal pakeitė, nes jį pardavė galbūt. Nu, taip, mes nežinom. Vienintelis akauntas dabar, kuris yra, aš kėliau. Fu! Ai, nenačiau. Bet kokie šuniukai pasimėlė, o dieve, kaip buvo jo, fanai tik juos biški, sutikti. Tik jie ten įkando manau. Rita nėra nešė, čia jaučiu dėl to kakadų šūdą. Jo, ne, tai žinot, aš noriu tiesiog pasakyti, kad viskas yra šou ir kakadų tuo labiau ten visas scenarijus parašyta. Reikia ne šiaip iš lempos ateiti ten iš galvos, ką tu nori, žinai, o reikia sugalvoti temą, kad būtų, kad mes nesidėtume veltui ir ten negalvotume, ką dabar sakyti, ką dabar veikti. Nu, ten viskas yra šou ir viskas surežisuota. Tai, ir tai yra beveik visur, tai beveik su visais. Jeigu jums kažkas keista atrodo, tai žinokit, kad čia yra surežisuota. Kaip kitas žmogus be to kaušo, nu tai tiksliai. Ar rimtai viską darai savo norų, ten kalbėjai, tas nesąmonės į TikToką. Nu čia ir taip ir ne. Nu, tipo, nebuvo mušama su botagu, bet tuo metu taip susišvietė, kad taip geriau bus. Jo. Net nežinau, kaip aš. Ne, man gerai pasakyti. Nu, tipo, ta prasme, niekas neverčia žmogaus taip tragiškai daryti per prievartą, bet kai tu gyveni su žmogum, tai yra ir bendri pinigai, tarkim. Ir tuos bendrus pinigus irgi reikia taip kažkaip uždirbti. Pavyzdžiui, man pradžioje irgi atrodė, what the fuck, kaip taip įmanoma, aš dar pamenu, dar pati kažkada buvau įkėlus istoriją, kad tipo, kažką ten, kad aš nemį Bachene. Aš beveik kaip buvau pradžioje pikta, nes aš mačiau, žinai, kas ten vyksta, tose TikTok'os irgi nesupratau. Bet va dabar, kai pabendrauju su žmogumi ir supranti tą labiau visą emocinį ir vidinį pasaulį ir išgyvenimus, ką tu išgyveni su juo, tai yra dar kitai, nes tai yra emocinė visiška manipulacija. Ir jeigu tavo tuo metu yra bloga savijauta arba žema tiesiog savivertė, arba tau tiesiog reikia pinigų, tu turi kažką daryti. Arba tiesiog tu gyveni su tom žmogum vis tiek, tipo, tu baigsi su tom žmogum, tu turi gyventi su tom žmogum ir vis tiek reikia kažkaip, kad šiuo momentu aš būčiau rami ir man būtų viskas gerai, o kas ten vėliau, nu, nepagalvojau, bet man tuo momentu buvo, nu, tiesiog, nu, visi daro visko gyvenime ir tiesiog aš, pavyzdžiui, klydau, kad tiesiog tuo momentu kažkas atsitinka ir visi daro klaidų, nes, nu, tuo momentu kažkas atsitinka, kad tu turi tai padaryti, bet paskui pagalvoju, blemba, bet tai, mama, tai kaip atsiliepia. Tai žodžiu, ir pasimokai. Ta pastebėjai, kad savo žmonių, kai tu be Laurino tave palaiko, o ne heitina. Aš manau, kad ne tai svarbiausia, kaip jinai pati jaučiasi. O kas heitina, ar ten palaiko. Nu, taip, gal tai fainai, aišku, kad palaiko, bet, nu, nebendrauju. Ne, tai kai ir buvau su Laurinu, vis tiek, tipo, buvo žmonių, kurie palaikė. Tikrai nemažai ir man labai faina, kad buvo tokių žmonių tikrai. Taip, Rita Vilnietė. Labai gerai, tikrai. Salut. Šaunuolį, tada kitas valdytas, šaunuolį, jo, man reikia taip laikytis. Žinot, iš tikrųjų, skyrybos yra sunku ir aš labai tikiuosi, kad kažkada, kai aš sustiprėsiu, aš galėsiu patart kitom merginom, kurios irgi taip teks, nu, kuriom vis tiek, ne aš viena tokia esu, tikrai yra daug panų, kurios perlipa per tokį patį šūdą, aš tikiuosi sustiprėsiu. Nu, gal ne iki tokio lygio. Nu, va būtent, bet žinai, kai kažkas... Nes čia viskas viral, čia visa Lietuva mato, tipo, dėl to. Jo, ir tai yra dar stipriau ir blogiau, tipo, ir taip toliau. Ir šiaip, nu, žodžiu, čia viskas pas mane buvo daug sudėtingiau, sorry. Nu, bet esmė tame, kad šiuo metu aš tikrai labai tragiškai jaučiuosi. Dabar tai gal viskas normaliai, nes aš esu saurėje, tipo, ryte, dieną dar viskas normaliai būna, bet vakarais tai aš vakar norėjau savo greitai kviestis. Tiesiog pati savo greitai, tipo, man aš ten tokia sėdžiu, laikausi už galvos ir, tipo, tiesiog, va, tokia, va, kenčiu, tipo, skausmą, ten, karoči, nu, man ten buvo žiauru. Tai galėsi ir naktį lėkti, dar naktį griausi. Nu. Ar matysim jūs dažniau? Manau, kad taip. Tai ką su tatu darysi? Nu, tai aišku, kad nieko. Nieko, man jinai patinka, visai. Jinai labai graži, koks skirtumas. Labai gražiai atrodo. Man tai žiauriai gražiai. Nežiauriai, man patinka ir šiaip man patinka, mersai. Ar viską savo norų ten kalbėjai, TikTok'ose ir taip toliau? Jau mes apie tai šnekėjom. Visi tavo tikėjom. Išgirdai. Ir tas žiūri, kad tobulėjai, negrai.
Bet gerai, žinia, nu visi taip atsako. Išsaugokit live. Nu galėsim išsaugoti. Aš net nemoku realiai išsaugoti live, tai galėsim pabandyti. Ai, galima, bet tiesiog tenais postų, išeis postų. Nu jo, mačiau tą, jinai iš pradžių nesupratau. Nu jo, tai bet tenais tas ir yra. Ten mano jo, tikrai. Lėksiu, kad Pegase pasišnekučiuosim, kavos atsigersim. Pegase aš nebedirbu. Ten buvo trumpalaikis darbas, tiesiog ten aš dirbau per įmonę, kur tokia įmonė yra, per kur ieško žmonių, kai tarkim kažkas susirga, kažkam reikia operacijos ar dar kažką ir jis negali dirbti, tai apie tą įmonę ieško žmonių, kad kažkas... Pripininkit kažkas Ritos tikrą Instagramą. Jeigu galite. Ai, bet tai parašyti, ne, tai tik aš galiu pripininti. Tai kaip man čia dabar padaryti? Tu gali parašyti komentarą ir pripinti. Ne, man čia reikia dar daryti iki galo. Eik, čia tai... Ar nesigili mes, Miglos Rita, kokie tavo ateities planai? Nu, ateities planai tikrai ne... Jie nesieja su mokykla, bet, nu, nesvarbu. Tiesiog... Nori paragauti braškų? Jie. Davai. Braškai grįsime. Tu paėm apšinę, kad tam. Leik skirti atsakinėt, aš ir leidžiu. Tai aš atsakinėjau. Žiūrėjau, visą dabar. Ir jis neleidžia kalbėti. O dieve, dieve, dieve. What the fuck? Jeigu susveiktumėt grįžti. Tai mes čia mūsų abiejų laivas ir neturi taip. Nes mes labai vėluojam paslinkti apačią. Ai. Grįžtum pas Lauryną. Tai kam būt su tokiu, nu tai lengva sakyti iš šono, kam būt, kam nebūt. Kur gyveni Rita? Nu kur gyvena Rita? Nu koks durnas klausimas. Namuose savo. Savo namuose pas tėvus, what the fuck. Kiek laiko esate? Bet man irgi tai parašo, žinai, tai ne, jeigu mes nefilmavom nieko tipo iš mano gyvenimo, nes nu what the fuck, ką man įtraukinėti savo šeimą į visą tą dalyką, kai man, šitas man skanesnis, nu šitas braškai, man atrodo. Nu, žodžiu, tipo, jeigu man net pačiai tai nepatinka, bet tiesiog, tipo, ir tai reiškia, kad aš, tipo, jeigu aš neparodau visą savo gyvenimo, tai reiškia, aš kažko neturiu, tipo. Jo, suprantu. Tai yra žiauriai keista. Koks šiaviai? Asun. Nu, kėraukšto, šiandien vėl keliu reklamą. Aš labai tikiuosi, kad tai yra tikrai teisingas sprendimas. Tiesiog, žinot, kai išsiskiri, ateina vien geri prisiminimai ir iš tikrųjų būna taip sunku ir stiprybės tos reikia, atrodo, iš kur man jas gauti tiek daug, tai prasme, nejaugi žmonės kiekvienas tai turi iškesti, tipo, nejaugi gyvenimas ant tiek, tipo, žiaurus, tipo, kad tu turi tokius dalykus kentėti taip stipriai, bet karočią, nu kažkaip, nežinau, iškentėsiu, tikrai, nu tai jau ką... Taigi visi eina per išsiskirimą, tai jo, aš tiesiog pradžia vis tai yra sunkiausia, tai čia nais yra faktas. Visi pereina per tą, visi išgyvena, visi gyvena ir toliau gyvena savo sėkmingai ir, nu, žodžiu. Kur pirk tokį veip be nikotino? Įkelsiu šiandien reklamą, įdomu tikrovį pamatyti Ritą. Visi labai įsivaizduoja, kad vis tikrovį labai jau taip keičiasi, ta prasme, nu, žmonės kaip žmonės. Tiesiog mes esam paprasti žmonės. Einu pasitek nuėjus ant kitos. Super. O, va, žiūrėk, mes jau dėjome. Wow, geras, kaip myla. Kaip dabar pripinant? Va, pinkomen. Gerai, Aurėlai, gerai, patylėsiu, atsiprašau. Kodėl įsiskiriat? Mes šiaip dažnai, kai šnekamės, pertraukinėjom vieną. Mes kai šnekam, tai sakėt. Ant viršaus, va, kaip dabar šnekam, va, tai kai šnekam vieną vieną pasakyti. Bet mes vis tiek suprantam vienas kitą, tikiuosi jūs suprantam. Mes tipo pertraukinėjom. Atrodo, žinai, kad aš pertraukiu istoriją, kokią baisę, o dieve. Tai, kas čia tokia, taip, jinai vis tiek dakalba, jinai visą laiką žinai jau ką aš sakysiu, nu, aš nežinau. Mes antrą dieną šiandien susitikom gyvenime ir jaučiuosi taip, nežinau. Aš dar įkėliau, kad mes kaip visat taip pat apsirengėm ir jau laukiam su Rita Karočią, kol parašys. O tai kaip aiškia, kaip viso to, tai kiek aš šią laiką pažįstami. Ir taip 2 sekundės Discordą taip ir parašė, grinai. Nu jo, super. Nu ne, tai reikia, kad ir Discordas pamatyti, koks Ritos Instagramas. Eko dume nėra pirkti, bet aš įkelsiu, kur jų yra pirkti. Čia yra kažkaip parašyta tas Asun, tai va tie taip ir vadinas. Čia be nikotino, čia vitaminai, kaip fainai, ne? O kaip partnerio daugelis neleidžia rodyti nieko savo moteriams? Opa, kokia tema. Visų pirma, Arnas mane turi ir mato pilnai nuogą kasdien. Tik jisai, nu ta prasme, what the fuck, tu gyveni su žmogum. O kaip jis gali leisti ar neleisti, čia jau mano reikalas ir aš dabar žymiai mažiau kelių nuotraukų negu seniau, nes ir tai yra gerai, tai nėra toks santykiai iš tikrųjų. Nes jis mane palaiko, aš jį palaikau. Aš visiems linkiu tokių santykių, taškas, viskas. Nes, nu čia, tipo... Kas čia blogo? Jis mane kartais net pats nufotins, sako, labai gražiai atrodo ir galiu tave nufotinti. Jeigu jis įdrausų viską, tu tada pabiškai vis turėsi jaustis įtampoje, tai nėra gerai, tu turi, tada būsi suspausta visą, nu žodžiu. Čia, o dirba, tu nesakei, kad Rita ir Mibachas yra debilai. Taip aš tai pasakiau. Faktas, kad aš tai pasakiau, nes aš pasižiūrėjau tiesiog TikTokus ir man taip tikrai atrodė, nes ta prasme,
Meibakas yra debilas, kad elgės taip su pana, o Rita, aš jai tą pat sakiau, kad jinai buvo debilė, kad jinai leidosi. Ir aš su ja pati žinau, kad aš buvau debilė. Aš taip sakiau ir taip sakiau 100 kartų, nes man tuo metu taip tikrai atrodė. Ir man šiuo metu taip pat atrodo, kad Rita buvo debilė, kad taip leidosi. Bet aš negaliu smerkti, nes aš pati esu padariusi krūvą klaidų gyvenime. Tai tipo, nu tipo, čia what the fuck, čia yra labai plati tema. Bet nu tipo, blet, tuo metu jinai per tai kažkodėl turėjo praeiti. Tuo metu jai buvo tokia pamoka ir jinai ją priėmė ir ačiū Dievui, jinai iš to išlipo. Tai va. Tiesiog daug būna pas žmonės, nu, tipo, žmonės pragyvena daug klaidų ir iš šono visiems atrodo, tipo, nu, blema, koks debilas taip galėtų pasielgti, nejaugi kaip gali nesusiprotėti, tipo, kad taip negalima ir taip toliau. Bet iš tikrųjų viskas atsitinka daug sudėtingiau ir tiesiog taip kiekvienam atsitinka. Ir nesvarbu, man tiesiog viskas vieša. Nu, ir taip gaunasi. Aš tikrai neabejoju, kad čia 80% kitų žmonių irgi. Negalvojau, kad Rita visai protinga. Negalvojau. Aš tai negalvojau. Padarai Rita gerą sprendimą. Rita išsiskyrė su Laurinu, kodėl? Kaip sesės atrodo. Nu super, dar geriau. Dabar aš nusėmiau plaukus, tai man aš dabar išuosiu tik tai plaukus, nes į viršų aš pakeliu. Toks klausimas, ar žada daryti kažką daugiau kartų, ar anksti spręsti? Ne, nu visų pirma, tai Ritai reikia atsigauti, visų antra, man dabar reikia susitvarkyti reikalus su naujų darbų, nes aš nežinau savo dienotvarkės. O visų trečia, tai tada faktas, kad darysim kažką kartu. Ta prasme, čia yra faktas, nes pas mus abi bus didelės auditorijos ir reiks kažkaip išnaudoti geriem tikslam. Tiek IGTV, ar ten kažką kartu pardavinėje. Taip, čia nėra aišku, tiesiog kaip bus, tai bus, bet kažkada bus, jo. Tai bus. Šiuo metu reikia tiesiog galvosim, kol kas mes tiesiog atsigaunam, gyvenam, tiesiog, va tai va. Stipriai braškius skonis jaučiasi, abu gerai jaučiasi. Kaip čia suprasti, kad toks gaivus skonis. Ai, ratai išėrė. Ai, ne, čia netiesa, ai, aš pagalvojau, kodėl tave, ar čia tiesa, ne. Pažiūrėkit, pas mane vyžiai dabar dideli, matote? Čia gal aplamai išneka, tipo, kai buvo prieš tai. Nu jo, ar čia tiesa, nes pas mane vyžiai visą laiką išsiplėtė, bet jie pas mane nuo gimimo išsiplėtė. Ir aš dabar tikrai nesu ant rato ir pažiūrėkit, pas mane vyžiai vis tiek išsiplėtė. Ir šiaip Meibakas nevartoja. Ir jisai net nevartoja 3 metus ir kodėl aš turėčiau kažką vartoti. Ir negeria. Ir tipo, kam tai daryti iš vis, kodėl? Aurė, iš kur megztukas? Iš sesės. Smagu žiūrėti jūs. Ačiū. Negalės besmerkiai, tai pati patyri, kodėl nepadėjai, o stumiai. Gerai, visų pirma, sakai, negali smerkti, bet smerkiai. Aš atrodo, kad nemačiau šitą dalyką. Tipo, atrodo, kad nieks gyvenime ant nieko nėra užstumęs. What the fuck? Atrodo, kad aš esu ta motina Teresė, kuri niekada ant nieko nepasako, kad tu esi debilas. Mes nebuvom pažįstamas. Tipo, ir šiaip, tipo, Laurinas ant manęs tragiškai varė. Tuo metu jisai mane... Jo, ką ten daro šuo? Nežinau. Žodžiu, ir esmė. Ten padėjau, nes graužė tuos rycus. Tai va, tai kodėl pati padarė, o nesumai, dėl ko aš aplamai nepadėjau, nes Ritai nereikėjo pagalbos, jei tuo metu viskas buvo gerai. Ta prasme, kodėl aš turėjau padėti žmogui, kuris tuo metu jautėsi laimingas su kitu žmogum. Tai čia yra realiai, nu, durnas klausimas. Tai tiesiog žmonių nuomonė, taip, ir jūs irgi mūsų stumėt, mane stumėt. O meluodavai, kad už kameros jūs bendravot, aišku, kad nemeluodavo, nu, tai taip aišku. Ai, aišku, kad nemeluodavau, tipo. Mes už kameros, aišku, kad normaliau bendravom, tipo, nu, bet vis tiek būnagi visokių tų tokių dalykų, kur, nu, tikrai sunku kentėti. Nu, žodžiu, čia nenoriu aš apie tai tikrai kalbėti. Tu su juo buvai dėl algos, tu tipo karočią, kai alga 100, bet tu būni su tom žmogum, nes pas alga 100. Nu, aš suprasiu, būtų koks milijonierius, ne milijardierius, su kokia jachtą, nu, tada, blėt, gal ir kiltų toks klausimas, bet dabar Rita susimastė, ar tik... Nu, tai buvo, man tai labai keista, kad jūs dar vis užduodat tokį klausimą, nežinau. Abi įsiskyrėt? Ne, aš su Arnu gyvenu, vat. Aš sako, abi įsiskyrėt. Kas čia dabar, abi įsiskyrėt? Jo, abi įsiskyrėm ir pas Arną, karočią, sėdėm Arnu ir mano namuose. Kada mane kitą parduoja, sakai, Laurinės? Tai jis tave per kakadų laidą paliko? Jo, aš tiesiog paėmiau iš jo pinigus, jis mane už tai paliko. Sveikas, kaip susipažinai, jau sakėm, Saugok Live gerai, labas Arvyda. Labas Arvyda. Tai tu ją priėmė į random dabar, jo, žinok, pas mane gyvena Rusija. Nu, what the fuck? Kas čia parkuinė, Pornhub, jeigu tenais yra mano video, tai eik pasižiūrėk gerą broksį. Aš tipo, prašau, Rėja, prašau priimk mane į namus, prašau, aš neturiu kur dėtis, pizda, tipo, prašau priimk mane. Jo, būtent taip ir įvyko. Nepažįstamam vos, nežinau, kaip tai parašė. Ir tas nesėkmės stiprybės, o dieve, viskas okei, panas. Tavo video, Red Valgus, galėsi parfumuot. Viskas gerai, galėsim parfumuot, galėsim tavo atsiūs, galėsi tu kartu pasimasturbuot.
O, kad nesimavo video, tai aš žiūrėsiu, tu nueik pasižiūrėjo kiekvienas video. Vienišų moterų klubas, juokauju. Nu dabar gal biškai nepriimsim, nes po to žiauri pradeda laginti, nes dabar labai yra daug klausimų, būtent Ritai, tai labai susipainios ir nespėsim visko atsakyti. Tai galėsim bat savaitgalį kartu būt, gal tada geriau. Gabija, labai tikiuosi. Visiškai. Jo, savaitgalį galėsim visi kartu padaryti. Galėsim savaitgalį padaryti, nes dabar labai durnai po to kokybė susipisa. Kaip tėvai? Nesvarbu. Paskui pasakyti visą, kas buvo, ką patikėsi, kas skaudu apie tai kalbėti. Vai, tai pati tau užduos klausimą. Nu, man kalbėti nežinau, ar skaudu, tipo... Ką man čia daryti? Aiva. Kalbėti apie tai, nežinau, fainai išsipasakot, bet, nu, tikrai, tipo... Aišku, sunku šiuo metu, bet ne Instagramą jo ir šiaip, tipo... Čia kai kurie dalykai yra tikrai asmeniškai, tikrai jums reikia šiuo metu. Kad jūs įsiskėt 5 savaitės laikiną, ar ne? Tiesiog jų reikalai, ar ne? Matas čia jų nevarys, vėliau pašnekėsim. Nebus taip, kad po savaitės vėl kartu būsit. Tikiuosi, ne? Nieko, viskas tuoj susitaikysit. Dvi kartų buvo keisi, dabar matytis atskirai įsiskiria, poryt vėl kartu susitaikysit. O, Dieve, kaip pradėjot bendrauti? Ar nebenaudosi savo ankstesnės mangetos nei bachėnų? Ne. Jo, aš tą patį realiai galvoju, kad būtų žiauriai fainai, jeigu tiesiog vėl būtų, bet jau nebe per Mibacho paskyrą, o per savo tiesiog susirinktų ir būtų žiauriai gerai ir darytų reklamas. Hatoj rūko. Taip, hatoj rūko. Taigi čia įko? Visur atidaryti langai, kiek tau gali būti pizza. Ir šiaip jisai labai lengvai išsisklaido, ne? Dabar jisai nėra taip, kad cigaretė čia rūkai, tipo, jisai išsisklaido ir tiesiog net neįsigeria jokius dalykus, tipo, jis tiesiog nebe po... Dėl ko 10 minučių aš nieko neišsakau. Dėl to, kur tu nori pasidaryti ar kažko kontaus. Darom tiesiog dėl to, kad visi pamatytų, kad yra Ritos tikras Instagramas tas ir kad jį pasektų ir kadangi daug eina klausimų į mano pusę ir Ritos pusę, tai tiesiog pasakom juos per laivą, nes dažniausiai yra kur tavo akauntas, ar tu esi kartu su Mibachu, tai biškai, manau, užknisai tai kasdien atsakyti. Nu. Ir šiaip, tipo, sugalvojom, kad būtų visai faina padaryti laivą, nes... O tai vakar Mibakas su jumis buvo. Vakar nebuvo su mumis jokio Mibachui, o su juo tikrai nebūčiau šalia. Man į kosai grybai smirda. Būtent to tavęs ir klausom. Na, grybais. Būtent to tavęs ir klausom. Geras, kaip tu gerai čia atsakai, aš negaliu patikėti. Būtent to ir parašo, tipo, blėti tavo batai negražus, ir tipo, kokią foto tu man tai sakai, jeigu aš tu negražu. Nu, labai gal nemandagiai išmėtų skamba, bet, nu, jūs esės, ne mes nesės. Gal dar gali dar kartą pasakyti. Blet, reikia kokią lempinę prie jūsų sugalvoti, kad visi atsipistų. Kaip tu gali... Dėl to, kad supyko, dėl to, kad telefonė sėdi. Aplamai, kaip tu gali per laivą šnekėti apie žmogų, kuris nėra adekvatus apie tokius dalykus. Ta prasme, mane pačiai nesijaučiau saugiai apie tai pasakodama, nes tu niekada negali žinoti, kas atsitiktų po tokių pareiškimų. Ir šiaip čia yra asmeniška, vis tiek, tai pačiai jau yra mūsų reikalas, dėl ko mes įsiskyrėm ir taip toliau. Aš juokavau dėl to, kad to ir klausiau, viskas gerai. Visą mano pagarą, eik to na. Pažiūrėk. Ne, taip. Aš tiesiog dabar labiausiai noriu ko, kad jam būtų viskas gerai. Nebuvo jos su juo net. Nu, tipo, nebuvo jos kaip asmenybės, ar ką čia turėjau meni? Tipo, mes abi gal su jo nebuvom, tipo, krač. Jo, aš net tai supratau. Jo, nebuvo aišku. Kokio skonio urėčiau tokai. Žodžiu, aš rūkau greipfrutų, tai man jis žiauriai geras, o braškių yra grynas, nu, nežinau, kaip braškių sultis. Tai va, tai šiandieną aš juos abu pareklamuosiu, ką jie daro. Ir vienas ir kitas, ir dar būtų 12, aišku, turiu, ir dar sekantis bus dar kiti, žodžiu. Bet šiti braškių ir greipfrutų belahai gerai išasuom, tai va, man šitai labai patiko. Nu ir šiaip labai fainai, nes toks įpakaitalas įkosiu, nes aš labai daug kartais įkosiu rūkau, tai kažkaip žymiai geriau. Jo, nu tipo nežinom kiek čia, nu manau, kad vis tiek tikrai žymiai geriau, nes parodyk šuniuką, kurį. Čia vis tiek atrodo, kad garai net nedūmai, žinai. Čia iš viso net nežinau. Dažniau laivų darykit panos. Galėsim. Nu pizda, kas ten vyksta. Eik tu, mano, bet visur tie šūdai. Nu. Visur tie šūdai. Eik tu savo. Pažiūrėjau. Kokie nesunkiai. Didžiulis rajonai.
Ką manote apie tą konkursą laidant mašiną? Aš jau kasdieną beveik keliu, ką manau apie jį, nemanau, kad net verta. Aurė ar pasveikino Tiger pūkų. Dar nebandžiau, kad tokius rūkai neparūkai. Parūkai, 5 manas buvo. Nu, tai ten mano draugai, Arno draugai. Nuo kada jūs einat? Mes taip pat susirašinėjome. Galėjai matyti. Aurėja, turi gal nuotas kodą Asun. Jo, tiesiog Aurėja. Toks ir yra. Koks jadai balta Dora. Dabar jau Dora, jau ilgą laiką Dora, ne iki 2 savaitės. Į savo laibus tam padėti. Gerai. Čia gal tie, kur tipo padėjo užmigti. Vieni padeda užmigti, kiti yra vitaminai, tarkim ten, bet kaip tas buvo B12, dar kiti yra fokus, susikaupimui. Jų visokiausių yra. Ir jie tikrai veikia, bent man. Bet buvo, nu nebuvo, what the fuck, aš nesupratau. Žiūrėk, kaip parašo, bet buvo. Nebuvo. Tu dabar pas jos, visi karočią galvoja, kad mes, nu jo, mes kartu ir gyvenam, jo. Tai jo, ne, tai tipo, žmogus manęs negali pakviesti į svečius, tipo, tipo, viskas, mes čia gyvename. Ne, tiesiog pati atėjo ir sako, aš čia gyvensiu. Jo, aš tipo, Aurėja, prašau, priimk mane. O koks prieš tai vardas buvo šuniuko? Drama, Simba, tada Bora, tada... Bora. Nu, daug. Aurėja, sakai, turi Rita ką papasakoti, tai pasakoja. Tai jinai ir pasakoja. What the fuck? Jie vienkartiniai, taip, jis sapnavo, kad buvo patyčių, neskatina, saka. Nu, blėt, what the fuck, ką jis rašo? Patyčių neskatina. Ai, tipo, aš sakau, kad aš neskatinu patyčių, bet aš ir neskatinu patyčių. Kuo užsiimat gyvenime? Gerai, tai šiuo metu aš dirbu su Instagramu ir dabar, kur padėsiu dirbti, dar pasakysiu, nes dar nėra aišku, bet tikriausiai pas Arną darbe, tai žodžiu. Tai jo, šiuo metu yra pagrindė su Instagramu, o prieš tai dirbau salone grožio su antakiais. Mano tikslas yra atsigauti ir išgyventi. Norėčiau su jumis kavos atsigerti. Išsiskyrysime Bachu, kas neskatinė, jeigu jis kaip šneku idiotetu. Gerai. Aš esu... Kaip šneku idiotetu. Tu net nešneki, tu rašai idiotetu. Tai tipo, jeigu tu mus vadini idiotais, tipo, tai čia, tu, kad tipo, mes dėl rašybos, nu tiesiog mes norėjom... Tiesiog jokingai nuskambėjo, nes mes nežinom, mes tikrai neturėjom tikslų iš tavęs pasityčioti. Kaip reaguojat į Discordo forumus? Kaip naikinsis Maibako tatuiruotė, ten mano tatuiruotė. Labai keistai žmonės reaguoja. O dėl Discordo forumų, tai nežinau. Kaip naikinsis, nu man jinai patinka. Niekaip. Viskas. Taip, aš nelaikau jokios neapykantos prieš Lauriną. O dėl Discordo, tai per tiek metų tiesiog priprantam. Aš tai, karočiui, pirmą kartą, aš iš vis nežinau, kas yra Discordas, ir man pradėjo pastoviai rašinėti, tipo, tai vertinai kėlė Discordai, tipo, aš iškart galvojau, kad ten kažkokia svetainė, tai nelabai paim. Kažkas parašė, nusimkit filtrą į kandą, ne? Aurėja, nebetvarkai antakių jau, ne. Žodžiu, atsakyk nuo čia. Nu, palauk, kur čia apsukt. Ai, va, viršų. Nuo čia. Rita, ar nenorėtum patyti mokytis? Galėjom sofos. Ai, norėčiau. Bet aš kol kas... Aš kažkaip bijau. Bet taip reikia vis tiek kažką veikti gyvenime, bet iš dalies aš bijau, bet šiandien tai aš taip tragiškai pasidažiau, aš atsikėliau šiandien pirmą. Aš sakau... Jo, atsikėliau šiandien pirmą dienos, tai ten belia kaip, tipo, man ten... Oi, vos pasidažiau, bet taip tragiškai, už šitik vėliau pastebėjau. Apsimegojus visą tokia, tipo... Oi. Rita ir Laurinas už kameros yra toks kaip prie kameros ir visiškai kitoks, tai nebuvo melas. Kartais, kai jis supyksta, gal jis ir būna kaip per kameras, bet, nu, ką žinau, nėra jis toks. Ką jį ten suvalgė nuo stalo, ką mes buvom palikę? Ne, Hitsa? Ne, Hitsas ne. Hitsa nėra, ne? Vis tik čia.
Ai, gerai. Kažką sukranta. Nu, Galima. ne tau stavas. 10 balų. Klausyk tu, bubiš. Kas turi? Miega 3 sesuo Arno ar dar šunis priimat? Ir šunis, ir. Tiesiog. Nežinai, jie dviese. Nežinau, gal čia atsisės čia kažkaip fainiau apšvietimas gal. Bet geri klausimai. Nu, geri, na, fainai. O šiki dviese ar 3? 10 balų. Iš kur tavo kostiumėlis, Rita? Iš Shy Flashes LT. Dar reklamų niekaip niekur. Niekur, nu. Ką su teisintu var darysi, eisi mokytis toliau ar jau nebeeisi? Aš? Nežinau, net kuriuo čia tavo? Tavo? Aš nieko nepasakoju apie jokias Nu, turbūt teises. aš, nes aš pasakoju. Jo, apie turbūt teisę. tam. Ką norėtum paneigti apie save, nes daug yra pletkų, ar svarbu tau, ką kiti galvoja apie tave? Čia apie tave? Nu jo, ką norėtum paneigti? Arba apie Kam tave? kažką paneigti, jeigu tu ir taip žinai, kaip yra iš tikro? Jo, kam Man aš tai turiu daug dabar gali, aiškinti žinai, savo nu. prieš jūs, kaip viskas iš tikrųjų yra. Nu, tai, Svarbiausia pats, žinai, širdžiai kaip yra, o ką aš toliau? nes ką aš bedaryčiau vis tiek, kaip mus pletkintų, ką jinai bedarytų irgi pletkintų, nu, tipo, čia, žinai, nežinau, aiškinti čia, tiesiog leist savo energiją. Nu, labai gerai sakai, nes dabar, tipo, aš irgi dabar sėdėčiau ir mąstyčiau, tipo, net nežinau, aš ir nepamenu visų tų pletkų, nes man tikrai, tipo, man tikrai neįki to. Jie nebūna aktualūs tiesiog. Aš jos neimu, žinai, į širdį ir viskas. Išprotėtumėm, jeigu Jo, imtumėm iš širdį, ką jo. sako, nes būtų žiauriai skaudu tikrai. Jo. Ar toli viena nuo kitos gyvenam? Nelabai šiaip, nu, kas čia. Nesakysiu, kur mes gyvenam, bet, tipo, mes nelabai toli gyvenam vienam. nuo kitos. Brekė tu nesidėsi. Dėsis. Kaip susipažinau su Aurėja Nu, per sakė. Instagramą. Kiek ryte tu kaune? Kiek laiko su Laurinos užsiskyrus, gal 4 dienas, 5, kažkas sakė. Ką abi turi bendro? Atrodo, kad mes čia pora kokią. Ką abi turit bendro? Ką mes Manau, turim daug ką. bendro? Nu jo. Tipo, pradėkim vieno tos pačios reputacijos. Tarkim. Ir visų Taip. nuomonių, ir Discordo pletkų, ir įvairių patirčių. Yra labai daug panašaus tiesiog, kas nėra išėję Instagram. Bet kai tu šneki dviese, tu supranti, kad labai daug yra panašumo. Tai džiugo, Jo, ir tikrai sutarėm vis tiek. Ne, tai arba tau sueina vaibas su žmogum, arba ne. Ir tipo šiaip, du avinai gerai sueina visada. Mes abi, va, pas mus, kas labai sueina, tai vat mes, Šiaip praktiškai. 2 avinai, mes abi avinai, mes avinės susirinko. Jo. Rita, kodėl konkursų nugalėtojas neskelbėjai? Ai, nes aš neturiu to Instagramo. Ir aš buvau paprašius panelės, su kuria aš dariau, tipo, kad jinai paskelbtų, nežinau, ar paskelbė ar ne, bet galėsiu jai parašyti. Nežinau, aš tipo nematau, Kokį čia net konkursą darė? mane iš vis Laurinas iš... Ai, ten suknelės kažkokios. Kaip jūs susidraugavote? Su Laurinu, su Arnu, su Rita. Nu, konkrečiai gal kažkaip. Jo, rimtai. Jo, aš nusiėmiau plaukus, aš dabar dar didesnį depresiją, kai nusiėmiau. Nu, realiai. Ta prasme, būčiau su plaukais dar kažkiek geriau jaučiaus turbūt. Bet turėjau, nes nu jau reikėjo korekcijos. Galbūt, bet nežinau dar. Nesu įsitikinus ir jeigu nesidarysiu tų kasyčių 24 dieną kažkokią ten dieną. Jeigu aš jų nepasidarysiu, aš jau žiauriai tiesiog verksiu, nes dar, tipo, jinai dar nėra konkrečiai, nežinau, tipo, darysimės. Nes galbūt, kad neišeis tą dieną, galbūt tas dar pluoštas dar neteis, nu, karočią, aš tiesiog verksiu žiauriai ir dar visą valdžiu. Ai, davai. Mes čia kažkokius naujus ten suradom. Gal ir nenuipka, bet gal žinai mes jau pastebėjom. Jo, aš grįžau gyventi pas tėvus, bet susiprašiau gyventi pas Aurėją. Aš šiandien matau, tai jau Aurėjai leisti, vapščiai nepažįstam.
susižinojo. Jinai labai gerai, jo. Jinai Labai gerai, vis taip mane priima. Maitinu, ką aš viską. Kuri Arnui gražesnė iš jūsų? Tipo, aš durnesnio klausimo per savo 19 metų nesu. Aš negaliu. Toks sakygas klausimas. Tipo, tas pats, kas aš, jeigu tu turi draugą, klausiu, aš tau gražesnė tavo draugui, ar tu jam gražesnė? Jūsai, aš dabar davai paklausiu Arnui, kuri tau gražesnė? Taigi žmogų, kurį nuo širdžiai myli, tau būna pats gražiausias pasaulyje. What the fuck? Prie ko čia aš? Skanus, ne? Jo, labai skanus, patiko labai. Saldas, bet labai skanus. Nu, jis neatimė čia, jo, kam? Atrodo, kad jie už tave dėsis tos braketus, aš nesuprantu. Kada Jo, tam pinigų? čia tavo dantis, tai tu ir dėkis, karočiui, jeigu tau taip rūpi. Tai tu atsius man 3 gabalus ir aš įsidėsiu. Jo, po eurą visi sumeskit. Jo, sumeskit man po eurą, aš įsidėsiu viskas ir jums bus ramu ir man bus ramu. Oi. Bučiuojasi, kaip padėjau, tu mano kokia mylutė, kaip jinai myli visus. Planuoju plaukus prisiauginti ateityje, tai aišku, what the fuck. Aš taip nekenčiu savo plaukų, tiesiog, aš nežinau, praeitą kartą, kai buvau nusiemus plaukus, ar taip tragiškai nesijaučiau su plaukais, kaip šį kartą kažkaip man labai nepatinka jie. Bendravimas sutarčiuos. Sutarčių geras. Sutarčių, kaip įdomiai. Jokių. Maybachas labai gražus, dabar kirtai įdomesnių. Tikiuosi, bet vis tiek, aš esu tavim linkėsiu sėkmės. Nušoko. Eik, japač, čia pizda. Labas, Maybachai! Labas, mažiukai mūsų. O dieve, kaip smagu tave matyti. Gal tu rekvestą padaryk? Aš pizda, man taip įkingam. Man labai juokinga, kad Maybachas čia buvo atėjęs ant tiek žmogus susijęmęs ir turi ką veikti, kai jam 29, kad mano laivą, ta prasme, žiūrėtų, kai jis manęs nekenčia. Nu gerai, įsilėjau. Žiūrėjau. Jo. Taip, ir dabar ir turi. Meibachienė yra jo, ne, čia nėra Ritos. Viena normali pana, esi, nesidurink tą lapą. Nu tai va, jam turėtų nelabai būt malonu visą šitą skaityti, bet ką padarysim. Ar Arnas nieko prieš? Ne, Arnas kaip tik labai džiaugiasi, nes ta prasme jis įsivaizdavo, kad Rita tikrai nėra tokia, kokia yra realybėje. Nes Rita žiauriai paprastas, šiltas, ta prasme, žmogus. O Instagramas vis tiek sudaro dar kitokį įvaizdį, žinai. Žiūrėk, toliau Maybachas vemia, o dieve, vemia mažutis mūsų. Man tai smagu, kad tu vemi, aš nežinau nuo ko. Ar nuo liūdesio, ar nuo depresijos, ar nuo ko tu vemi, bet vem. Kaip žiauru, kai aš matau savo Instagramą ir taip aš įrašinėjau. Reklamos, žinau, kokios bus kainos. Mažesnės už tavo, nes tai dabar ant tiek užsikėlė, kad jų nieks nebeperka, ta prasme, tu toj bankrutuosi su savo perpėstais akantais. Gerda, bėda. O, labas, welcome. Rita nesusakys. Bum, karočią, bum, būtent. Žiūrėk, kiek Maybachas. Aš man atrodo. Lopas, nors iš tikrųjų myžia kelnes dėl Ritos, jis ne tik myžia, bet dar ir mano laivą žiūri. Maybachai pasigydė. Man biški bloga. Biški bloga, dak man ragelė. Tiesiog atsigauk, ponė, gal tu bandins. Chill out. Aš neperdu. Gerai, Ritai pertraukėlę, Maybachai gali man rašyti šiuo metu. Ten viduje. Nu jo. Nu, šuniai. Jo. Fu, nu ką čia dirba šio? Bet kaip visų, kai vaikinas valdo panos akauntą. Jo. Tai Rita nėra nešė, jin tiesiog nuėjo pasisioti ir jai biškai pasidarė negerą, tai jinai tikrai nesilaukia.
Atvesk kaip viskas gerai, Jėzus Marija. Rita nesakė, plydės, kam praeis gyvenimą. Žodžiu, aš tiesiog galiu pasakyti vieną. Mybachai, ta prasme, jau dabar tikrai žiūri, tai būk gerutis ir atsipisk, nes ta prasme, tai kaip tu elgėjas, tai yra wow. Tau yra 29 dėdai tu. Ne, viskas bus gerai, išgersim arbatas, pasižiūrėsime filmą, iškepsiu kažką skanaus valgyti ir čia viskas bus gerai, bet va, dėl Mybachų tai aš labai pasistengsiu, bet vis tiek viskas nuo manęs priklauso nuo žmogaus. Tai žinai, ašgi nebuvau jų santykiuose. Bet ką aš mačiau į foną, tai manau buvo akivaizdu ir žiauru, ką matė visa Lietuva. Sukurk Ritai Tinderį. Manau, šiuo metu reikia ne Tinderio, tiesiog labiau nurimti ir pabūti vienai ir susikoncentruoti į save. Atsiusk. 18. Gerda dabar rašo. Atsiusk Ritai Tinderį, sakė. Va, viskas gerai, kažkas galvoja, kad tu nešia, bet jinai nenešia. Atsiusk Ritai Tinderį. Nu, ne. Prašau eit nusivalyti akis. Apačia akių, prašau eit nusivalyti, viskas bus gerai. Aš nenoriu, kad Mybachas tave tokia matytų, tas debilas. Dirma, kada pizoką išversi, nebeišversi, nebenori. Mybach tokius atai tą katinėlį. Tikrai atai tą katinėlį. Su krapštukai sausų ir pasišlapini ir... Man labiausiai patinka tie, kurie ateina... Tas geras, ne, man labai... Žiauri geras tas šiaip skalbeklis. Nu, čia biškėjo valgyti to. Meilė, ta tai savo veiklų. Ir karočią ateina žinutė po valandos ir tokia, kas čia buvo, kodėl išsiskyrė? Kas čia? Visi, kurie dabar atsiranda, žinai, nauji žmonės. Reikia tikrai gauti draugę šalia tokios kaip turi. Nu, tipo, mums net pažiūrėjom keisti, nes mes tikrai nesam taip ilgai pažįstamos, bet, nu, kol kas viskas labai gerai. Ir tai kol kas labai gerai sekas. Kur Arnas? Arnas su draugu mieste. Man labai keista, kad pana rūpinasi, kur mano Arnas. Ką tu gražuolė keletą metų? Nežinau, jeigu apie mane, tai man 19. Rita neverk, viskas gerai. Rita neverkia. Arnas senai norėjo pabandyti 3. Discordo karočią vibes. Arnas niekada nenorėjo pabandyti 3. Taip kad... Koks čia fainas apšvietimas. Noriu tokios draugės kaip Dirma True Friend. Nu, gal taip atrodo, šiaip panu beveik neturiu draugių. Eik, tu savo koksai. Aš neperskaičiau, bet... Aš irgi neperskaičiau. Tu esi nuostabiai žiūrės ir pavyra. Yeah. Va, visi čia gal čia palaiko Ritą, tai gal aš tokį einu šitą palaikymą vakarėlį. Ne. Pagrindinė palaikymo. Labai geras už šitą. Palaikymo. Palauk, aš tik tais paimsiu. Gal čia pasičiakėdė ir tenai siesti reikia. Aš nežinau, jeigu valanda laivas, tai po to reiks kažkaip pratęsti, aš kaip žinau, aš nežinau, kiek čia laiko mes šnekėsim. Tuoj. Tiesiog gal pastatyti. Ar įsaugosim? Nu, galim įsaugo, bet aš nežinau, kaip jis įsisaugot. Ne, dar pagalvosiu. 2-4 valandom. Aš žiūriu myliu to, kad rašyčiau referatą. Hitai baigėsi. This is how we do it. Plat. O, Jesus. Live saugyt. Gerai, galėsim pabandyti, aš nemoku, bet jeigu Rita mokės tiesiog. Tikrai labai džiaugiuosi, kad jie išsiskiria, nors nepažįstu, bet labai džiaugiuosi mergyt, nors aukštyn ir nelįsk į tą patį šūdą dar kartą. Aha, tą patį sakiau, kada bum 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 bum. Bum, 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 bum. Įsaugokis, dabar negaliu žiūrėti, ačiū. Gerai, pabandysim. Maldėts Rita senai reikėjo. Ar jūs tikrai nepiktybiškai norit, kad mes išsaugotume laivą? Nu, koks skirtumas gali žiūrėti nors 10 kartų, nu. Nu, šiaip jau, šiaip. Gali mes nieko daugiau nepasakėm. Ką mes čia blogo darom? Niekad. Nu, nežinau, man tiesiog apskritai šią temą kalbėti man iš vis, tipo, man Aurėta, maldėts, gerai, labai žinau, kad palaikai Rita. Jeigu Rita šiuo metu būtų su Mybachu, tai aš nežinau, kas čia būtų, aš vieną kaip būčiau pikta, nes bet kadangi neįsiskiria, tai... Jeigu, palauk, jeigu aš būčiau dabar su Laurinu, tipo, ar... Jo, aš būčiau biškai pikta ant tavęs. Tipo, jeigu mes... Kad tu esi su juo. Nors tai nebūtų mano reikalas. Rėjai, davai, fainai, smegalėtai, kaip jūs susirinkusi gražaus vakarą. Tai čia man tau duoti? Ar aš neturiu smegenų ir nesupranta, kuriam, ar čia tau duoti?
Čia taip jam gal. Norim, hebra, neakrytis, visi. Ką, aš dėl tų dantų, pavyzdžiui, net mano dantis nėra tokia labai tragiški, nu man taip atrodo, bet ir manęs klausia, tarkim, dėl dantų, nes, tipo, mano yra kreivi dantis, nes pas mane yra vienas dantis, tipo, ganėtinai kreivas, tai, tipo, blėt. Visi žmonės klausia. Manęs klausia, ar mano nosis sulūžus, o pas mane nosis, tipo, tokia yra, nes pas mane giminėjai tokia yra, nu, tipo. Bet čia yra, reiškia, normalu, bet to. Ačiū, parota tų. Jeigu tatuuojant šiknos. Ką veiksi čia, nežinom, ką veiksim dar. Aš belekai greičiau, aš dabar dar kontroliuoju savęs užnekėjimu, aš šiaip žymiai greičiau užnekau. Jo, čia pikta, čia nebūtų to reiklas, o kas susitaikus faktas. Nu tai, what the fuck, koks skirtumas, tipo, what the fuck. Kamon, yra šizikas, visiems nieko kitą daro. Nu tai faktas, nu tai ką čia, nu aišku, šiziku biškai negražu vadinti, bet nu čia tiesa, nu tipo negražiai pavadinti, bet. Žiūrėk, kaip aš žakingai atrodo pala. Nu tai dėsi to šitą dalyką nuskrinčiotinis ir įkels, karočią, tai aš kaip skaitai, glenų brangesnės, reiks savigardos. Ai, tiksliai. Visi sako tau, kad visi bijo, kad tu susitaikysi. Aš irgi bijau. Mes visi bijom. Bet, tipo, čia nuo tavęs viskas priklauso. Jo, ir nuo mano stiprybės. Žinau, kad sunku atrodo, bet... Ne nuo manęs, nuo mano stiprybės čia priklauso. Koks vyras negali sakyti, tikėčiau. Bet jo, čia nuo manęs priklauso viskas. Tu pažiūrėk, blėt, ką čia žmonės yra. Nors neišlaimė savinė atsieka nudajas ir nes belioja proga pasikelti sekėjų skaičių. Ai, tipo, aš nuo Ritos keliuosi sekėjų skaičių, kai tai neturi akaunto. That's nice. Rita, pakelk man sekėjų. Meibachai, iš Ritos akaunto pakelk man dabar sekėjų. Rita, jau krito koks Arno draugas. Čia grinai atrodo. Ten ne aš ir tau rašė irgi ne aš į ką, bet tu užstumėn manęs, nes aš suprantu, nes tu galvoji, kad ten aš rašau, bet ten Laurinas visą laiką rašė, aš ten niekada nerašiau, nebent kažką gero. Čia kuriam atsakai? Gerdai. Ai, Gerdai? Negali valdyti. Ai, tai Ritos tenais nėra. Ai, tipo, rašinė tavo vardu? Nu, tipo, ne, kažkada, tipo, rašė mano vardu jo. Kažkas, nepamenu, bet tipo pamenu, kad jinai mane užstumė ir ant manęs. Jis negyvena iš pašalpos. Nu, čia what the fuck. Gyvena iš pašalpos. Neskaičiuokit kitų žmonių pinigų. Tiesiog labai negražu. Jo, neskaičiuokit, realiai negražu. Ta prasme, what the fuck. Nežinote, kaip jam irgi yra, ta prasme, sunku ar nesunku. Ir vis nepanaudos, nerumą. Gerai, nenumą. Ne, tu rašai, o... Ne, nerašiau, bet aš tiesiog mačiau, tipo, kad tu man manęs užstumė, nes tipo, aš vis tiek irgi turiu tą anketą. Bet aš net nežinojau, ar Filipų mačiau, taip ir man buvo. Tipo, tokia. Nu, bet, tipo, vis tiek turiu suprast, žinai, tipo, bet vis tiek nepainau. Bet viskas okei. Nu, aš tiesiog toks žmogus, aš niekada blogo nieko žmogui nesakau, net negalvoju, niekada nieko blogo visą laiką. Tu piešiai kažkada? Jo, piešiu ir reikėtų pradėti vėl, kad... Bet dabar aš kol kas tiesiog nenoriu tarp keturių sienų sėdėti, aš noriu, vat, saurės, su kokia ten draugė, ten Agne, tipo, vat, tiesiog praleisti laiką. Ble, jūs panašios. Gal mes tiesiog panašios dėl to, nes taip šukuosinos labai panašios, bet dabar, kai aš su trumpais plaukais, tai aš tiesiog kitos šukuosinos negaliu didėtis, nes taip, pas mane tik 3 plaukai ir aš kai užkeliu į viršų uodegytę, kaip laidais, tai irgi negražiau, kai viršų tai ten karočią vienur ilga, kitur tipo plaukai trumpi ir karočią atrodo žiauriai nefainai, tai aš tiesiog, tai va, į koduką susirišu visai. Tai jis gali tokį šūdų, jo. Ritai reikia šunelio. Mes tavo žmogų, primės Gerda Rita Raurėja viena šaika. Bet jis Andrew Town, kaip jokingai būtų rimtai. Džiaugiuosi, aš tas jau Meibachas, žinai, Elgesą žemina, o ne ant tavęs asmeniškai stumiau. Ai, ne. Aš tą patį sakiau. Ten tai dėl to video, tai žinai, ten tiesiog, tipo, iš vis aš net niekada neėmiau į galvą to dalyko, tipo, tiesiog... Sugalvojom irgi, tipo, padaryti video, nu čia vapšė, tipo, man tai gavosi, ne, tai ten tiesiog apie mano TikTok'os ir vyžius, bet, tipo, gavosi taip, kad mes tiesiog čia, man visą laiką čia toks buvo, ai, čia vapšė, tipo, gyvenam, tiesiog, nu, nežinau, aš nei pykti laikau, nei kažką, tiesiog, tipo, ant prikolo, taip, bet... Meibachienės akauntą nelabai būtų dėl ko reporti, nes, tipo... Nereikia. Jo vis tiek neišrėse nėra už ką ištrinti jo. Jo, ir nereikia, prašau. Tikrai. Ne, what the fuck, geriau reportingi tada. Ne. Taip ar taip, jeigu tenais realiai yra jo, tai tipo,
Niekada nekalbėk apie tokius. Jisai jį... Jo. Gerai, esmė tame, kad tenais yra vis tiek Meibacho akauntas ir tipo, jisai jį parduos, taip ar taip. Tai tipo, koks skirtumas? Ir tos tai nebeliečia ir viskas. Ai, tai... Tikiu. Ne, tai viskas gerai, sakau, dėl to video, tai viskas okei. Tiesiog kažkoks ten buvo... Bet tai nesvarbu, žinai, aš vis tiek pykti niekada nelaikau nieko. Greitai nebebus mano vardo. Žodžiu, tiesiog... Apskritai žmonės, tiesiog nebūkit tokie. Nereportingit nieko. Ne, svarbiausia, kad dabar visi žinos, kad ten nėra tavo akauntas. Kam blogo linkėt kažkam? Aš tiesiog tokia gera, aš negaliu tiesiog, iš vis, tipo... Taip, nedarykit nieko blogo jokiam žmogui. Viskas. Būkit geri. Aš negi noriu pasidaryti tatuiruotis užrašų be good. Tipo, noriu, kad visi būtų geri. Jo, blek, rodos visi būtų geras. Prašau. Koks tikslas tas jūs live? Atsakyti tokių moterų klausimus nereikšmingus kaip tavo. Tai vėl jie susitaikys. Net negaliu, kad tu savimi vis dar. Tai kad aš negaliu mane užtiksą. Tai vėl jie susitaikys. Tai jie vėl reikės. O kam leisis, kad... bendras, aš žinojau, kad bus tokių klausimų, aš tikrai žinojau, kad bus. Tiesiog visiems pasitaiko, tikrai, gal ne viešumoje, bet tipo, visko pasitaiko, kiekvienas mes nesam labai protingi. Gal atrodom, bet tipo, tikrai kažkas... Moto, kiekvienas esam labai protingi, bet be good. Rita, iš kokio tu miesto kilus? Iš Vilniaus. Prašau, susidaužkit papais. Ne, gal kitą kartą, žinai. Dar biškai reikia paauginti, reikia 10 minės. Dar reikia. O Luinas rašo, Ritai, bando bendrauti. Jeigu nori češint, jis laisvas. Gali češint. Dėl šito tai būk ramus arba ramiai, nežinau. Kažkaip Silver Moon Cat, neaišku. Viskas gerai. Rita, kaip su Meiba. Viskas puiku. Ar jums čia nespėjus taikyti savo daržą? Žiūrėkit, bum, kada bum. Labai gerai. Taip. Savo daržą, žiūrėkit, savo daržą. Savo daržą. Savo daržą sodinkit ir gėlytės skinkit. Myliu žmonės. Savo gėlytės skinkit. Aurėja, man patinka tai, kaip tu bendrauji, tipo, pastumė šiek tiek, sakai, nežinai, šiandien ieškai. Jo, tai tikrai žodžiai kišenį matau neiešką. Taip pasako. Žinai, kai kažką gauni, tipo, visam laivą nukreipto į tave, neįryta ir toksai, gavau dėmesio. Einam atsisėsti, gal man žiūrėjau, noriu atsisėsti, einam atsisėsti. O čia gal, man čia kažkaip labai patinka. Sėstik savo labai daug tų. Visokių pagalydžių, pažiūrėk kaip šagulį, žiūrėk. Na, būtent ten, karočią. O, Jėzus, kaip mielas. Ir būtent ten, o ne tai, kad tiesiog ant savo guolio blemba. Kur labai jauku, tipo, žiauriai, čia jauku, tipo, pasižiūrėkit. Aš žiauriai žvingiau šiaip iš šito platoj. Žiūrėkit. Čia toks jaukus golis, tokia jokia vieta, tokia faina, tipo, o jinai mėga ten. Jai ten patinka labai. Kaip nuotaka. Jai tik ten patinka. Gerai, kur čia viskas vyko? Prisigėti, blėt, aš nesuprantu, ką žmonės, ta prasme, turi mintyje. Esmė tame, mes su Rita bendravom jau seniau. Ir tai buvo tada, kada tiesiog mes pykome su Meibachu ir dėl Meibacho mes negalėjom dviese bendrauti. Taip, dėl to, kad mes esam, ta prasme, abi žinomos, mes negalim kartu daryti laivą. Tipo, jeigu pas ją yra 5 štukų, kur yra Meibacho, pas mane yra 5, tai viskas, jeigu pas ją yra daugiau, tai aš ieškau šios naudos. Kas čia per kuinė, ta prasme, čia yra aplamai, šiuo metu net neturi normalaus akaunto, kuriam mums uždrausta daryti laivą kartu, mums uždrausta bendrauti kartu. Ir jeigu aplamai nepatinka, tiesiog jau nežiūrėt. Aurėjo, kaip tu šitą sukursiu IGTV, nes čia biški dabar kitos temos šiandien ir būtų labai platu. Jūs draugės atškys ir laivai. Jo, tik šiaip atėjom vien dėl laivo. Pradėsi tą ketvirtą. Pradėsi kelt jau? Ką kelt? Nu kažką iš tanketą ar palauksiu, kol bus daugiau žmonių. Palauksiu, bet, nu, šiaip kažką kelsiu gal, manau. What the fuck? Kažkas prašė sekso panteros, o iš kur tu žinai? Norėčiau vieną... Oi. Oi. Koks čia pirminas account? Čia yra Ritos account. Dirbate kokį tu gražiai. Ačiū, nenoriu kabinę, daug dievė, tiesiog su toks elgesiu ar banda lys prie jos. Taip, ir tai yra šaunolė. Rita, eik namo. Kodėl čia kai mama kokia čia? Gal yra kokia karočia močiutė? Mama, labas, mama. O ar sunku buvo išgyventi? Rita, eik namo. Žiūrėk, vėl kažkas lenda į piniginius reikalus. Ar buvo sunku iš Meibacho pajamų?
Tipo, blėt, kai tu dirbi Instagram'e, abu gauna pajamas. Jeigu dabar jau taip giliau ir plačiau žiūrėti, jeigu tu esi Kodėl Instagram'e... aš dirbau iš Maibako pajamų, tai aš gaudavau pinigėlius iš mamos, aš dirbau, aš Instagramą paskui dirbau, nu tai what the fuck. Taigi Pegasė ne šiaip dirbo, nes smagu. Eik, tu naku, matei, vos nenuvirto. Geras, eik tu savo. Vos nenuvirto. Jeigu būtum sūris, tarkuočiau tave visą naktį. Aš mėgstu. Įsijung live ir galvoju, bet... Ai, negerai. Ar mama palaik tą prisikimą? Jo, jinai labai džiaugiasi. Jinai tiesiog džiaugiasi. Nežinau, nu taip nedžiaugiasi, kad aš tiesiog grįžau namo. Kas nesidžiaugtų, grama? Nes jinai tiesiog dažnai matydavo, kaip aš verkiu ir taip. Nežinau, kad bus jau Ritas su Maibaku ar Ritas su Dirma. Žinai, kas yra bus jau tu mano live. Tiksliai, nu, sako Rita, eik namo. Ateina, pasako, eit namo, tada dar pasižiūri, ką atsakysim ir tada dar pasakys, kad čia yra baisu. Nu, man patinka, kaip aš iš tų pagaliukų. Pažiūrėjau. Ką jin čia daro? Nežinau. O Jėzus. O Jėzus, kaip nukandžius. Pizdės. O tie live... Stiprybės man reikia, žiauriai daug. Iškesdavo, kai ant tavęs tik varė. Sunkiai. Man atrodo, aš tikrai turiu kažkiek traumų dabar. Ir man reikia tiesiog pamiršti, susigyventi ir taip toliau. Gal tai būtų labai gražiai. Aš žinai, ko nesuprantu, tarkim, kodėl dantis žmogų daro gražesniu. Aplamai, vidus daro žmogų gražų, o dantis susitvarkys tada, kada tam bus pajamų. Viskas. Ryta tik negrįž pas... Užtat aš be dantų gaunu daugiau komplimentų negu tu su dantim. Būtent. Ryta ir teisingesnė. O Maibako mama... Dar bendrauju su jo mama, tėvai visi palaikė mūsų santykius, viskas okei, nu taip pačiu vis tiek mūsų yra pasirinkimas, mes taip gyvename ir viskas. Aš ir dariau laivą su Rita, kad būtų klausimai apie Ritą. Tai čia ir taip aišku, nes šiuo metu yra šiandien tokia tema. Kodėl viskas turi būti apie mane? Ar iš tikrųjų viskas, visai daktarą? Visas. Tai man nežinojai, tai buvo šiaip pusnurų metų, kad mes esam para. Žiūrėk, kiek liko 2 minutės. Gal darysim laivą? Nežinau, nu tai pablėt, galim, oi, atsiprašau, dar nuskinsiu galvą. Arba galim... Liko 2 minutės laivą pablėt. Žodžiu, nežinau, liko kadangi 2 minutės, tai tiesiog, nežinau, ar saugosim, gal ir saugosim. Aš tikiuosi, man tai, nežinau, kol kas aš nieko nenoriu šalia turėti, bet aš vis tiek, nežinau, aš turiu daug baimių labai. Vos nenukrito. Žiūrėk. Ne, o Jėzus. Blema bandė paimti. Nu kokia. Buvo gal ypač kita, kaip meilė bandė iš manęs atimti asūną. Sakė, pažiūrim, ką rašo. Nu, meilė, pasislink. Argi darykit kitą, įsaukit, darykit vėl, varyk Rytą užsienį. Jo, connection. Nu gerai, vėl dingo. Vėl atsirado. Siunčiam širdelės ir Rytai. Žiedam, ar gražiai pradės suskrauti širdelės. Dievo, kaip miela. Prasideda, blėt. Tikrai, bet kaip miela širdelė. Apsiverksiu. O Dievas, tu taip pasižiūrėjo, kad jau... Tikrai neapsimyši, ką rašo. Žiedam ir meilė. Meilė irgi širdelę duoda. O Jėzus. Atbėgo palaižyti, kad... Nu, žodžiu, taip ir galima, aš nežinau, ką aš čia darau šiuo metu, tiesiog žiūriu, kaip ją laižo mano šą, bet, tipo, visai linksmai atrodo. O, Jėzus. O, kaip širdelė, vadybės, nežinau. Pačia ant galo, karočią laivą, biškį širdelį užmėta. Kaip miela, Dieve, va čia tai atsisveikinimas, va čia tai laivas geras, va čia tai mielumas, o Jėzus, jau širdelė. Kas jau buvo? Aš širdelė. Nieko, širdelė siunčia. Žvakytės. Nu, ir 5. Žvakytės dar kažkas atsisveikina.